Sveiki, mano vardas Erika Pakalnė, esu nutriciologė. Šiandien pakalbėsime apie tai, kaip numesti svorį ir ką daryti, kad jis negrįžtų. Dažnai dietos vietoj to, kad pagerintų organizmo būklę, dar labiau ją pablogina. Ir besilaikant griežtos nesubalansuotos dietos yra jaučiamas nuovargis, susierzinimas arba greitai numestas svoris dar greičiau sugrįžta atgal, vos tik jūs atsipalaiduojate. Taigi, pakalbėsiu apie 3 pagrindinės klaidas, kurias darome norint suplonėti. Tai visų pirma, žmonės besilaikantis dietos labai dažnai atsisako riebalų. Tai būtent sveikų riebalų, norint suplonėti, atsisakyti nereikėtų. Riebalai yra mūsų ilgoji energija ir būtent jie leidžia jausti sotumo jausmą ilgiau. Tai būtent, kai žmonės išima riebalus ir pasilieka tik angliavandenius ir baltymus dietos metu, tada nėra ilgalaikio sotumo jausmo ir visos mintys sukasi tik apie maistą. Kas yra sveiki riebalai? Tai kiaušiniai, riebi žuvis, subproduktai, avokadai, nerafinuoti aliejai, riešutai, sėklos. Tai šiuos produktus reikėtų pasilikti racione. Ir labai svarbu yra balansas sveikų riebalų su baltymais ir angliavandeniais. Tai riebalus paliekam, o norint suplonėti, išimti reikia rafinuotus angliavandenius, ne riebalus, ne baltymus. Jeigu jūsų svoris auga, tai reiškia, kad valgote per daug greitųjų angliavandenių. Tai cukrus, saldainiai, tortai, bandelės, desertai, makaronai, bulvių košė, picos ir taip toliau. Taip pat didelė apkrova virškinimui yra, kai mes valgome mėsą kartu su rafinuotais angliavandeniais. Tai pavyzdžiui, burgeris, mėsa ir makaronai, mėsa ir bulvių košė. Jeigu jūs norite mesti svorį, tai reikėtų mėsą derinti su daržovėmis ir žalumynais. Kodėl svoris auga būtent nuo rafinuotų angliavandenių? Toks maistas kelia gliukozės lygį kraujyje, kartu kyla ir insulinas. Jo organizme tampa per daug ir tokie kiekiai utilizuotis negali. Insulinas plaukioja kraujotakoje ir provokuoja riebalinio audinio susidarymą. Tai mes turėjome ne nuo riebalų, kuriuos valgome, o nuo insulino, kurio yra per daug dėl nuolatinio greitųjų angliavandenių valgymo. Reikia suprasti, kad jeigu pas jūs yra riebalai ant pilvo, tai jau ir vidiniai organai yra aptekę riebalais. Visceraliniai riebalai yra riebalai, esantis pilvo ertmėje ir apgaubiantis žarnas, kepenis ir kitus organus. Jie yra mums reikalingi ir apsaugo mūsų organus, bet kai jų yra per daug, tai sukelia uždegimą mūsų organizme. Kiekvienas esame matę žmogų, kur kojos plonos, tačiau yra riebalų sankaupos ant pilvo, tai čia yra būtent apie greitųjų angliavandenių perteklių racione. Taigi, rekomenduoju pakeisti paprastus angliavandenius sudėtiniais angliavandeniais. Tai pavyzdžiui, vietoj makaronų, bulvių košės rinktis daržovės, žalumynus, viso grūdo kruopas be gliuteno, gaminti sveikus desertus, valgyti uogas ir tada jūs pamatysite, svoris pats pradės kristi ir jausitės žymiai geriau. Ir dar apie riebalus. Mūsų smegenys yra sudarytos 60% iš riebalų. Ir jeigu norime jaustis ramiai, tai sveikų riebalų iš raciono išbraukti negalima. Antra klaida – monoproduktų dieta. Tai kokia nors obuolių dieta, kefyro dieta, grikių dieta. Tai labai nepalanku sveikatai dėl deficito. Prieš priimant sprendimą laikytis mono dietos arba mažo kaloringumo dietos, turite įsitikinti, kad neturite gilių deficitų. Ir nėra taip, kad pagėriau ten kokius B grupės vitaminus ir tada laikausi dietos. Ne. Taip pat reikia atkreipti dėmesį ir į jūsų įsisavinimą. Tokios dietos yra didžiulis stresas organizmui, nes jis ir taip jau yra deficituose ir negali pilnavertiškai atlikti biocheminės funkcijas. Ir dėl to, dažnai besilaikant tokių dietų, svoris tiesiog nekrenta, nes organizmas yra išlikimo režime, jisai neatiduoda svorio. Tik esant pilnavertiai mitybai, organizmas yra atsipalaidavimo būsenoje, jis nejaučia pavojaus ir svorį galima mažinti. Nėra tikslo skaičiuoti kalorijas, nes tai tiesiogiai priklauso nuo jūsų valios kiekio, kiek jūs tą dietą ištversite. O reikėtų rasti alternatyvas nesveikam maistui. Jūs turite įsitikinti, kad visi makronutrientai yra jūsų lėkštėje. Tai baltymai, sveiki riebalai, sudėtiniai angliavandeniai ir žalumynai.
Tik tada mityba yra pilnavertė ir žmogus, kurį laiką taip valgantis, viršsvorio neturės. Ir trečioji klaida – tai dažnas valgymas ir užkandžiavimas. Kas mane žino, draugai, klientai, artimieji, tai aš nesu užkandžiavimo šalininkė. Žmogus turėtų valgyti pilnaverčius pusryčius, pilnaverčius pietus ir pilnavertę vakarienę. Viskas. Nebent jūs esate profesionalus sportininkas arba yra virškinimo trakto liga ūmioje stadijoje, tada taip, porcijos gali būti mažesnės ir tas valgymas dažnesnis, bet tos ūmios stadijos dažniausiai trunka porą savaičių. Taip. Mūsų kultūroje dėja pagrindinis maistas yra vakarienė. Ir kokia yra realybė? Pusryčius dažnai praleidžiam, pietums sumuštinis ar kažkas greito, kava, užkandžiai, o vakarienė jau didelė, kuri patenkina ne tik fiziologinius, bet ir emocinius poreikius. Virškinimo traktas vietoj to, kad ilsėtųsi naktį ir vyktų detoksifikacijos procesai, jisai virškina. Ir tada ryte, aišku, pykina, valgyti nesinori. Mūsų kūne yra cirkadiniai ritmai ir visiems jie yra vienodi. Pagal rytų mediciną tam tikrą valandą tam tikras organas yra aktyviausias mūsų kūne. Tai mūsų virškinimo traktas pradeda busti ir ruoštis maistui nuo maždaug 4 valandos ryto ir jo funkcijos pradeda silpnėti nuo 3 valandos dienos. Tai pagal tai pusryčiai turėtų būti didžiausi, tada pietus ir vakarienė mažiausia, bet pilnavertė. Apie tai byloja senovės išmintis. Pusryčius valgyk pats, pietus pasidalink su draugu, o vakarienę atiduok priešui. Šiaip aš nesakau nevalgyti vakarienės, bet ji turėtų būti lengvesnė. Idealiu variantu jos metu neturėtų būti gyvulinės kilmės, bet jeigu jau be jos negalite, tai rinkitės liesesnę mėsą, o ne karką. Jūsų vakarienė turėtų pasibaigti 8 val. Vakaro. Taip gyvendami jūs ne tik gerai miegosite, bet ir norėsite valgyti pusryčius, jausitės energingesni ir žvalesni, bus geresnė sveikata, tvarkysis virškinimo traktas. Atsimenu, kai mokiausi, mano dėstytojas sakė, jūs turite ryte atsikelti ir norėti suvalgyti mamutą. Tai yra sveiko virškinimo požymis. Ir tai gali būti sunku, nes mūsų kultūroje yra kitaip, visas fokusas yra į vakarienę, bet jeigu jūs suprasite, kokios yra organizmo taisyklės, kad jas reikia gerbti ir jūs negalite jų perdaryti pagal save, tada bus lengviau. Grįžtant prie 3 kartų pilnavertės mitybos. Svoris pradės kristi tik tada, kai tarpuose tarp valgymų insulino lygis pradės mažėti, kas yra praktiškai neįmanoma nuolat užkandžiaujant. Yra toks dalykas kaip hormonas leptinas ir jo lygį organizme galima nustatyti kraujo tyrimo pagalba. Hormoną leptiną gamina riebalinis audinys ir šis hormonas atsako už sotumo jausmą. Dėl nuolatinio užkandžiavimo organizmas pradeda perdėtai gaminti hormoną leptiną ir išsivysto atsparumas jam. Jeigu bus daug leptino, bus daug ir insulino. Optimalus insulino lygis žmogaus organizme pagal kraujo tyrimą atliktą tuščiu skrandžiu turėtų būti nuo 4 iki 6 ml tarptautinių vienetų litre. Taip, jeigu jūs pasižiūrėsite laboratorijos insulino rodiklio normą, tai ten bus maždaug iki 20, kai kur iki 25. Bet tai nėra sveika ir optimalu organizmui ir tai yra susijęs su tuo, kad vis daugiau žmonių turi insulino rezistentiškumą, jų insulino lygis yra aukštas ir kuo daugiau žmonių ateina su tokiu insulino lygiu į tą laboratoriją, tai ir laboratorijos norma automatiškai didėja. Tačiau pasikartosiu, sveikas insulino lygis žmogui turėtų būti nuo 4 iki 6. Nereikia save salinti dietomis, o tiesiog maitintis pilnavertiškai ir tada organizmo svoris bus toks, koks turi būti. Bet jeigu jūs nuolat užkandžiausite saldainiais, sausainiais, tortais, apie optimalų svorį negali būti nė kalbos dėl visų priežasčių, apie kurias jau pakalbėjau. Kai jūs savo organizmui duosite maistinės medžiagas, kurių jam reikia, problemų su svoriu nebus. Taigi, pavasaris, geras oras ir tikiuosi šis video jūs apšvies ir paskatins nesilaikyti griežtų dietų ir badavimo, nes ir taip jau esame įšalinti žiemos nekokybiškų maistų produktų. Vitamino C, vitamino D trūkumą. Ir tikrai daug žmonių net patys jaučia, kad po žiemos jaučiasi silpniau ir tai yra dėl organizmo deficitų. Tai nereikėtų griežtomis dietomis tų deficitų dar labiau gilinti. Geriau rinktis pilnavertę mitybą, pasidomėti įvairiais sveikais receptais, domėtis, kaip jūs galite savo racioną
padaryti labiau įvairių ir tada jokių dietų nereikės, jūs turėsite optimalų svorį, jausitės ir atrodysite puikiai be jokio vargo. Ačiū, kad išklausėte šį video iki pabaigos, spauskite laiką, prenumeruokite šį kanalą, tai mums didžiulė motyvacija toliau kurti tokius video. Ir iki susitikimo naujose video apie sveikatą ir nutriciologiją. Iki!